Nuolat girdžiu žodį energija. Bet kas tai iš tikrųjų yra dvasinėme kelyje? Video gale pasidalinsiu, kaip pats gali ją pajausti. Todėl lik iki galo. Energiją galime suprasti kaip vibraciją, virpesius, esančius visur ir viskame. Jų negalime pačiupinėti fiziškai, bet galime labai aiškiai jausti visų savo kūnų. Čia virpesiai skiriasi savo skambesiu, raiška, forma, dažniu ir kitais parametrais. Ši energija yra visur aplink mus. Jis nuolat teka, nuolat juda ir egzistuoja, mūsų to net nematant. Mes jos nematome, tačiau galime labai gerai išmokti visur ją jausti. Bet užteks teorijos. Patys išbandykite ir pamatysite. Užsimerkite. Giliai per nosį įkvėpkite ir iškvėpkite. Atsipalaiduokite. Pajauskite savo krūtinę. Sutelkite dėmesį į savo krūtinę ir jauskite ją. Jausdami krūtinę, prisiminkite įvykį, kuris jums suteikia labai daug džiaugsmo. Galbūt buvo tai įvykis, kai gimė jūsų vaikai. O gal pasiekėt kokį nors svarbų tikslą, ties kurio ilgai dirbote. O gal tiesiog šiaip buvo diena, kai nuostabiai praleidote laiką. Prisiminkite ir jauskite, kaip tai jaučiasi jūsų krūtinėje šis džiaugsmas. Gerai. O dabar jausdami krūtinę, prisiminkite įvykį, kuris jums sukėlė labai daug baimės. Kai tiesiog išsigandot, persigandote. Tai buvo įvykis, kai nepasiruošėt svarbiam egzaminui ir labai bijojote eiti į jį. Galbūt buvo tai darbo pokalbis, kuriam dar jautėtės nepasiruošę ir buvo pirmas kartas. O gal tiesiog kokia nors siaubinga nelaimė, kuri galėjo įvykti. Prisiminkite įvykį, kai buvot labai išsigandę. Ir užfiksuokite, kaip šis jausmas jaučiasi jūsų krūtinėje. Jei viską padarėte tinkamai, turėjote pastebėti, kaip skirtingai jaučiasi ir vibruoja šie du jausmai. Tai ir buvo sąmoningas energijos pajautimas. Pasidalink po šio video savo patirtimi, ką pavyko pajausti, ar tau tai patiko, kaip tau sekėsi.